Tu čia ir norėjai, Eugenijau? Dar taip nesu filmavęs. Palaikyk. Pagal neplaną galim važiuoti, nepelkę. Bet kažkai kaip lakostė atlaikys. O kas čia labiausiai auga? Kokio sunkumo įrangą jie nešasi? Ar mes čia rasime, užlipsime ant kokios, nežinau, gyvatės, angies, kokio žalčio, dar ko nors? Verkių yra tai tikrai. Tema, keičiam lokaciją. Pirmus 5 metus nevažiuojam žiūrėti, nes susinervuosim. Akiniai nukrito. Čia galbūt, kad čia buvo išgašė. Jeigu aš noriu būti pjūklininkas, šitą plotą, kodėl jūs palikot, Gedeminai, kaip dažnai atvažiuoji čia? Raudonas šviečia. Teko bėgti? Stovėti. Tai kai pamatai šernę su šerniukais, kaip reikėtų elgtis? Stovėti. Kad kažkas tiesiog nematavo kiekvieno pagaliuko. Su kokia technika čia važiuosit? O, čia labai gera kompozicija, jau matau. Mes nestabdom. Čia baikutė, lendam. O kaip sužinosite, kad kažkam trukdo? O, čia tai įrankis. Nu, aš su savo taip negalėčiau padaryti. Jūs šituo keliu važiuosit. Tai jūs prieš tai atvažiuosit, nusikirsit, nusipjausit tuos medelius užaugusius? Jo. Ne, praeik iki jo. Jos kėdai baldi. Čia tai sutrigerinsi gerai, šitas geras video. TikTokui. Kokia mediena yra kaitriausia malkom? O šašlikam. Atsargiai paleidžiu šaką. Ką mes ten rasim? Nežinau, Čia tik trumpam. Jūs galit neit. Bet gal gera mintis, ar ne? Gerai klausinėjau. Aš jau pavargau, jau nežinau, ką klausti. Gerai. O kaip besikeičiant tokiai dirvai ir medžiam keičiasi gyvūnija? Gerų klausimų čia mestelėje, ne? O kaip vyksta išvežimas? Nagi pamojuojam, berniukai, mano 3. Kaip gražu bus. Žiauri. Čia tas gers, ne? Nu čia bus GoPro pados gerų vaizdų. Ne, nu tai visi įsivaizduoja tą mišką, Lietuvos pušyną, gražų paukščiukai, voveraitės, vaikšta briedžiukai, elniukai, šerniukai. Nevelne. Ką dar miesto žmonės turėtų žinoti apie pavojus miške? Gedeminai, onam miške. Jis negirdi, žinok, jis tikrai jau per toli. Ojas. Ar tu leidi savo miškuose medžioti? Aš kirtėjas, nuvažiuoju į mišką. Aukštas lygis. Aš jau matau, vizualinė prasme, man patinka vizualas, kai jis būna. Laurina kikena, o mes nieko negirdim. Kaip supratau, tai keikėsi. Pirms įspūdis tai, o... Žiūrėk, mes turim genių, mes mylim genius. Kokie paukščiukai naikina šitą brudą? Man lipa koja kažkas tai. Aš jaučiu kaip ropoja. Ai, tarp kitko, jaunuolyną nuvažiuosim. Dabar galvoju, per kur jums čia geriau eit, vaikai? Iš kur tu žinojai šitą istoriją? Jūs jau šnekėjot? Gediminas man prasitarė. Prieš padarant tą Moteriškai. projektą. Ne, aš dabar prieš bet kokį veiksmą darydamas išklausysiu iki galo. Gerai, kad Red Bullio išgėrėm. Čia yra kokia flora fauna, kuri turėtų baisiausiai bauginti. Tave tai erkės. Štai kartais atrodo tavo klausimas būna toksai, atrodo moteriškas ir vaikiškas. Bet aš po to irgi, aha. Paskui žiūri visai geras tai turinys. Tik tai ką, aš pats neišdrįščiau taip paklausti. Man dabar lengva, nes aš nieko apie tai nenusimanau. Ir mūsų tikslinė auditorija apie tai nieko nenusimano. Bet reikia vis tik galvoti apie tai, kad nėra durnų klausimų. Čia kaip namuose, vakulė. Lendam. Oho. Aš todėl ir akinius užsidėjau. Čia kaip Bleiro raganos filmas. O kam tu tą krepšį paėmėjai? Taigi mes į grybų plotą einam. Faina kabutėse pelkė. Nu tai ką čia, eini sausai. Ten mačiau stiklo ir plastiko. Lemba, kaip būtų gerai sustot ir paimti ir parodyti, kad nusipirkus miškui mes tai randame ir tokių dalykų. Ir ką mes darome su tokiais dalykais. Laurina, aš autopilotu filmuoju, tu šnekinė, aš filmuoju. Tu sakai, kaip daryti ir aš darau. Su štuko darau. O kai jisai bus iškirstas šiais metais, tuoj palauk, miestas ateis. Miestas, judinam, bulkas. Parametrai turi sutapti, kad profesionaliai atrodytų viską. O kameras neturi sutapti? Kameros yra vienodos. Objektyvai skiriasi? Jo, aš imu plačiai, jisai tavo veidą. Okei. Viskas čia apgalvota. Okei. Pamačiusi tokias provėžas, mane ištiktų aparpolis. Tai ne tai viena. Kas šitoje pelkėje tuos per 30 metų tau neš džiaugsmą? Niekas.
Man miško užteks visiems metams. Ada norit vaikščioti jūs mane labai jau? Kad ir 4. Jo. Nėra neįmanomų darbų. Kad tik tu ilgiau pasakotų mane. Kad tu tik tai. Tik aš galvoju, kiek aš laiko tai montuosiu. Kodėl čia kirtimų nėra? Kodėl šitas miškas toks gražus? Čia yra, palauk, ūmėdė arba jaučakis. Aš tokių šiaip net nerenku. Laurina, paklausinėk apie šitas vėžės. Geras turinys, čia kokia naudinga info buvo.